Inovacijų festivalio belaukiant. Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis Marius Ramanauskas. Tartautinis inovacijų festivalis IF aplankęs 4 Europos miestus – Barceloną, Lisaboną, Milaną ir Kortiką. Gegužės 7-14 dienomis pasieks Vilnių ir susijungs su jau 6 metus skaičiuojančia dizaino savaitę. Daugybė teminių renginių taps dideliu ir spalvingu festivaliu IF Vilnius. Apie inovacijų ir dizaino sąsajas bei šiandienos realijas diskutuosime su Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino katedros docentu ir kūrybinės dizaino studijos Mata Hari kūrybos vadovu Robertu Jucaičiu. Sveiki. Sveiki. Sakykite, inovacijos ir dizainas, kaip jie visgi jungiasi? Kas tai yra dizaino inovacijos? Turbūt tai neatsiejama viena nuo kito dalis, ypatingai jeigu mes tai žiūrėtume iš verslo pusės ir pavyzdžiai pasaulyje turbūt tai ir rodo, kad dizainas daugumą atveju, jeigu kalbėsime apie masinę gamybą ypatingai, tai yra didelis pridėtinės vertės kūrimo faktorius. Ir išskyrus aukštasias technologijas, kur galbūt mes galime įeiti į genetikos, biotechnologijas, kur ilgiau technologiniai dalykai lemia inovacijas, visur kitur dizainas kaip ir neatsiejama dalis. Ir to tikslu ir buvo sukurtas Dailės akademijos dizaino inovacijų centras, kad kiek tai viešintų tą žinią mūsų Lietuvos verslininkams, kad jie labiau galbūt reaguotų į pokyčius rinkoje ir labiau investuotų savo vadinamą research and development ryšiai ir vystymo biudžetą į dizaino pusę. Sakykite, kokia šiuo metu yra grafinio ir pramoninio dizaino situacija Lietuvoje? Na, galime pamatyti įdomių dizaino studentų darbų. Ar vėliau tie studentai turi galimybę realizuoti savo kūrybinį potencialą? Iš tikrųjų, paradoksali situacija, nes dizaino katedra kaip po tokia egzistuoja Dailės akademijos rėmose jau 50-metį. Šiais metais mes švęsime 50 metų katedrai gruodžio mėnesį. Ir vienok mūsų aplinkoje mes turbūt nelabai daug ką matome iš lietuvų dizainerių pavyzdžių, nors štai pastaraisiais metais, nežinau, kieno dėka, dėl to, kad įstojome į Europos Sąjungą, ar tiesiog aktyvesni tapome, iš tikrųjų tas spaudimas, sakykime, verslui ženkliai auga. Pavyzdžių galime mes parinkti turbūt ne vieną ir ne du. Pavyzdžiui, lietuvos dizaineris yra Nokia kompanijos telefonus kūrenčios C7 padalinio vadovas dizaino ir jo būtent dizainas ir yra, jeigu kas nors nusipirkęs jau C7 jūsų rankose. Lietuvė dizainerė iš Kauno pateko į finalą ir net buvo atžymėta Red Dot, kuris yra pats prestižiškiausias, ko gero, Europoje dizaino apdovanojimų renginys, prizininkė. Lukas Ruškys, kuris laimėjo Citroen Creative Awards pernai metais antrąją vietą, kas irgi didelis yra laimėjimas. Marija Mikulskinė, kuri laimėjo Japonijoje, Nagojos mieste vykstančio festivalio antrą vietą. Taip kad jau yra tas, mes išaugame iš tų tokių savo galbūt savęs neįvertinimo rūbų ir iš tikrųjų ateitis, ko gero, rodo, kad mes išdrįsime iškelti iš Lietuvos koją, kas, manau, šiai dienai labiausiai trukdo. Tai yra tas toksai savęs galbūt menkinimas, kad mes esam prastesni už kitus ir panašiai. Tai visgi tie dageliai kalasi. Taip, nebejotinai. Kalasi ir auga. Ir kaip mes dar prieš laidą su jumis šnekėjomės, kad ir Erasmus studentai atvažiavę, jie iš tikrųjų nustemba pamatę mūsų... Taip, sakykime, grafinio dizaino katedroje yra šiuo metu 5 studentai, 2 iš Portugalijos, 2 iš Prancūzijos ir Graikija. Ir kaip prisipažino 2 Portugalės, jos yra iš Lisabonos architektūros ir dizaino instituto, sakė, pas mus tokių sąlygų kol kas dar nėra. Taip kad dažnai mes nevertiname, galbūt Lietuvoje labai populiari ta patarlė svetur žolė žalesnė, bet iš tikrųjų apsižiūrėjus, kas aplink mus yra, iš tikrųjų yra galima pradėti drąsiai nuo čia. Juolab, kad šiais laikais nėra tokio uždaros rinkos, kaip kad anksčiau buvo, sakykime, prieš 4 metus, 2000 įstojimo Europos Sąjungą, ir iš tikrųjų daugybė pavyzdžių rodo, kad mes jau drąsiai galime konkuruoti ir tiek su Rytų Europos geriausiom mokyklom, Čekijos, sakykime, kuri galbūt buvo visą laiką flagmanas, tiek ir su Vakarų Europos. Mes turim iš tikrųjų tokią šiek tiek paradoksalią situaciją inovacijose, būtent dėl verslo ir mokslo susikalbėjimo. Verslas labai dažnai sako, kad mokslininkai atlieka tyrimus, kurie nėra reikalingi verslui, o mokslas teigia, kad verslas, jis nepajėgus yra panaudoti tas žinias, kurios yra sukuriamos akademinėse įstaigose. O kaip yra su dizainu? Ar Lietuvos pramoniai reikalingas dizainas? Čia galbūt aš turėčiau galvoj ne tik logotipų ar prekių ženklų kūrimą. Kalbame apie patį kūrybos dizaino proceso integravimą į įmonės veiklą.
Taip, iš tikrųjų dėja ir čia yra daug nenuveiktų darbų ir sakyčiau, kad iš abiejų pusių, turbūt abiejos pusės kaltos yra, prastai akademija, bendruomenė akademinė stengiasi kaltinti verslą, verslas dažnai sako, kad nesusikalbame su akademinė bendruomenė, bet iš tikrųjų čia abiejų kaltė ir reikia pripažinti, kad tiek mes nepadarome pakankamai turbūt švietėjiškos veiklos, koks yra potencialas lypi dizaine ir per dizainą inovacijose, tiek ir verslininkai galbūt taip atsargiai žiūri į investicijas į dizainą, kadangi vėlgi lietuviškos tradicijos yra truputėlį įdomios versle tuo, kad dauguma verslininkų visgi tais laukinio kapitalizmo laikais 90-95-6 metai labai norėjo greitos grąžos iš investicijų ir dizainas tai nėra turbūt ta, kuri greitai atsiperkanti investicija. Ir auginti visą tą, auginti brandą galų galę ženklodarą, prekės ženklą lietuviškai reikia, sakykime, Alrys duomenimis apie 10 metų. Yra aišku tokių atskirų pavyzdžių kaip iPhone'as, kuris ten šauna kaip raketa ir per metus kitus gali tenai visą pasaulį iškariauti, bet vėlgi būkime kuklus ir bent bandykime pagal klasikinius metodus eiti, tai apie 10 metų. O pas mus dar tradicijos yra tokios, kad visgi greitai reikia tas investavau ir štaiga atsipirkti. Taip kad darbų daug yra, bet iš tikrųjų dizainas su tom galimybėm, kurias mes dabar turime, kurios kasdieną vis didėja, akademijos lygmenyje aš turiu menį, tai iš tikrųjų tai yra laboratorija, puikia laboratorija verslui, kuri galėtų verslininkai pasinaudoti su minimaliom investicijom, nes iš tikrųjų tiek dirbtų dizaineriai, būsimi profesionalai, tiek profesūra, docentūra ir kiti profesionalai, kurie dauguma yra ne tik tai, kad akademinio lygmens žmonės, bet iš tikrųjų turi savo kompanijas ir jie iš tikrųjų žino, kas yra verslas, kokie yra iššūkiai, kas yra problematika verslo ir kaip reikia paruošti visą medžiagą ir metodologiją, kad investicija atsipirktų. Iš tiesų, savo akimis įsitikinau, kad tai yra puikia bazė, puikūs kūrėjai, kurie tikrai galėtų būti naudingo verslui. Turbūt verslui reikėtų tiesiog, verslo atstovom tiesiog reikėtų apsilankyti pas jūs. Taip, aš manau, kad reikia tik tai žengti pirmą žingsnį drąsos, nes mes kviečiame visus ir atviri, visi laukiami ir mes organizuojame netgi tokius išvykimo posėdžius, kurie verslininkams gali būti įdomus, kad tai tiesiog su minimaliom laiko sąnaudom gali sužinoti, kokią gali potencialą gauti tiek iš dailės akademijos potencialo mūsų pajėgumų, tiek apskritai iš dizaino ir su tuo ateinančiom inovacijom. Lietuvoje visgi yra tos, gal nevadinčiau to užuomazgom, bet yra tų efektyvaus bendradarbiavimo praaiškų. Gal jūs galėtumėte ir kokių sėkmės pavyzdžių mums paminėti? Nėra tiek daug tų pavyzdžių, bet iš tikrųjų galima vieną kitą surasti. Jau vien tas, sakykime, globaliu mastu, kad Lietuvos baldų pramonė visgi, kurią mes didžiuojame šiaip jau, kad yra konkurentabili kol kas, ačiū Dievui, Europoje, nežiūrint to, kad jie dauguma turbūt visi vieša paslaptis, kad dirba vienam Švedijos prekės ženklui, tačiau visgi tai jos apsaugoja kažkuria prasme nuo tam tikrų negandų, gal kiek riboja mūsų bendradarbiavimo su jais, kadangi jie konkrečiai turi vieną užsakovą, bet. O iš tokių sėkmingų, dažniausiai tai be abejo yra smulkios ir mažos įmonės. Turbūt garsiausia galbūt galime dvi pavadinti. Viena yra nematerialaus kaip įvardinti, nematerialaus turto gamintoja, kaip ir Ilja Laurso GetJar kompanija Amerikoje, puikiai save apsireiškusi Amerikoje ir labai turinti geras rekomendacijas. Kita, ko gero, galima būtų paminėti Liudo Motiekaičio kauniečių kompaniją Leslos, kuri gamina melomanams, kurie ypatingai vertina švarų garsą, įrangą, laidus, stiprintuvus ir kurie iš tikrųjų prasimušė pasaulyje iki tokio lygmens, kad apie juos net rašomi atskiruose vadovėliuose. Šiuo atveju aš galiu turbūt pacituoti Davido Mirmano Scotto knyga New Rules of Marketing and PR, naujos rinkodaros ir viešų ryšių taisyklės, kaip atvejį, kuris yra sėkmingo atvejo pavyzdį, kadangi Liudas Motiekaitis kažkaip tai taip sugebėjo su pagalba konsultantų be abejo, ganėtinai taip ryškiai įsivažiuoti į šitą segmentą, kuriame ganėtinai konservatyvu viskas. Ir dizainas čia vaidino ne paskutinį vaidmenį. Dizainas, ji visgi tokia yra, sakykime, tarpdisciplininė specialybė ir matyt, kad tai jau automatiškai suponuoja į didesnį bendradarbiavimą tarp įvairių sričių. Be abejo, šiaip jeigu reikėtų palyginti dizainą su sportu, aš turbūt sakyčiau, kad yra 10, nes dizaineris, ką jis turi išmanyti, žiūrėkite, jis turi būti ir psichologas, kadangi jis bendrauja tiek ir su klientu, tiek ir turi išmanyti, kaip bendraus ar paslauga, ar prekės su vartotoju.
Jis turi išmanyti, jeigu tai kalbėtume apie grafinį, pavyzdžiui, dizaino sritį, spalvoti yra. Jis turi išmanyti gestalt psichologiją, kadangi naudojami daug gestaltinių principų, apie technologijas, spaudos technologijas, medžiagas. Jis turi išmanyti ženklodarą, jis turi išmanyti rinkodarą, jis turi išmanyti dar, išvardinčiau, daugiau negu 10 dalykų ir tai sukuria tam tikrą tokį ganėtinai unikalią specialybę, kadangi mes liečiame daug labai įvairių veiklos sferų ir reikia būti ganėtinai sumaniu visose jose. Ir va tas būtent dešimtkovės toksai kaip ir aspektas leido turbūt sakyti Tomui Petersui, garsiajam rinkodaros guru, kad anot jo, kad dizaineriai šiaip turėtų būti kiekvieno generalinio direktoriaus dešinėje konsultantas. Tai yra būtent remtis jo intuityvia galbūt ir tokia vat multidisciplininė veikla, nei sausa finansų skaičių konsultanto sveikų tokių požiūrį. Ir net, sakykime, knygos, kurios dabar išeina ir baisiai populiarios pasaulyje, Artful Making, pavyzdžiui, arba Twylos Tharp tokia yra garsi Amerikos choreografė knyga apie kūrybiškumą, kurios neįmanoma patekti praktiškai į kūrybinės dirbtuvės, kurias organizuoja, nes jie visiškai rodo visai kitokį požiūrį į verslo organizavimą ir galimybės, kaip galima iš meno, nors aš nelaikau grafinio dizaino menu, tai yra tokia, sakykime, pėšims, pusė verslo, pusė estetikos meno specialybė, galima pasisemti daugybę naujų minčių tiek pačioms inovacijoms, tiek apskritai naujam požiūrį verslo vystymą. Iš tiesų, netgi pasižiūrėjus į tokius sėkmingus verslininkus kaip Steve'as Jobsas, juk jis yra apsistatęs būtent dizaineriais. Taip. Ganėtinai išprotėjusiais, kurie dirba paromis, kurdami naujus produktus. Taip, iš tikrųjų garsiausias Jonathanas Ivesas, škotų kilmės dizaineris, kuris sukūręs būtent tuos fetišinius visus objektus. Taip, bet vėlgi minint Steve'ą Jobsą, daugelis galbūt galvoja, kad tai yra visiškai pašėlusi kūrybinė asmenybė, tačiau nesenai vienos kompanijos IM Research berods duomenimis, kada jie tyrė produktų tiekimo grandinę Amerikos kompanijų, Apple kompanija užėmė antrą vietą pagal patikimumą. Tai galima įsivaizduoti apėjusi tokius grandus kaip Procter & Gamble. Tai yra tas kūrybiškumas laiką paremtas yra organizacija, stipri organizacija. Tai yra ne šiaip sau, kad jeigu tu esi labai kūrybingas, tai savaime aišku garantuoja rezultatus. Be abejo, visa struktūra, organizacinis visas žinios yra neabejotinai reikalingas šitam verslui vystyti. Štai, gegužės 7-14 dienomis įvyks inovacijų festivalis, į Vilnius vyks dizaino savaitė. Ir sakykit, ar dizainas iš tikrųjų gali padėti spręsti socialinės miesto ar ekonominės problemas? Prisimenu tokią frazę vieno garsaus rinkodarininko, sakė, žinote, mes gaminame tik tai skalbimo miltelius ir mes tikrai neišgelbėsim pasaulio, ką reklamuotojai dažnai teigia ir žmogus gali įsivaizduoti. Nežiūrint, aišku, viso potencialo, aišku, tai nėra panacėja nuo visų ligų dizainas. Tačiau, vėlgi, kaip jau minėjau, 50 metų investicijos į dizainą akademiniam lygmenį, aš nebejoju, kad turi duoti rezultatus ir aš šventai tikiu, kad Lietuvos ateitis yra ne pigi darbo jėga, o būtent kūrimas tam tikros pridėtinės vertės, kur dizainas turėtų būti vienas iš labai rimtų žaidėjų. Ir, sakykime, miesto problematika, jeigu jūs susiminėte, tai iš tikrųjų tiek mes, pavyzdžiui, Dailės akademijoje kūrėme socialinius projektus tiek daiktų dizaino sferoje, tiek grafinio dizaino, ženklodaros, sakykime, socialiniai projektai tokie kaip karas keliuose, kuris dabar, aišku, mažėja, tiek apie mobilus transportas mieste, kaip įspręsti kamščių problemas dizaino katedra tokios kūrė, apie iš tikrųjų tokius naudingus projektus kaip dirbtiniai širdies stimuliatoriai, studentai kūrė darbus, kurie šiuo metu, pavyzdžiui, ta studentė, kuri padarė šį bakalauro darbą, jinai Vokietijoje stažuojasi ir kūrė toliau vysto šitą projektą. Taip pat miesto miegamųjų rajonų socialinių problemų sprendimas dizaino pagalba, tokios socialinės laboratorijos, kurios studentai yra skatinami fantazuoti, ieškoti optimalių sprendimų, lyginti geriausius pasaulio pavyzdžius, ką iš jų galima pasisemti ir pritaikyti Vilniuje šiuo atveju. Tai yra mūsų kasdienybė, tik tai tiek, kad daugumą atveju vėlgi mes nesame pajėgus visą tai išviešinti ir galbūt kartais lieka jie nežinioje. Tai va, to ir tas gaila, kad iš tikrųjų, kad to kontakto, tokio viešumo ir mes galbūt pasigendame. Aišku, tai yra daugumą atveju mūsų kaltė, bet iš principo visuomenė, va, šitas kanalas, ko aš galiu pasinaudoti, iš tikrųjų daug problemų stengiame suformuoti ne tiek komercinių, kiek iš tikrųjų socialinių, kaip mes galėtume prisidėti prie to.
Socialinės inovacijos. Taip, socialinės inovacijos galim pasakyti. Turbūt mūsų pokalbis gal ir padės ir klausytojams šiek tiek daugiau suprasti, kas yra dizaineris, kad tai nėra tik tai menininkas, tačiau tai yra ir labai praktinis problemų sprendimas. Taip, jeigu reikėtų rezimuoti mūsų pokalbį, tai sakyčiau, kad dizainas tai yra visų pirma problemų sprendimo priemonė. Tai yra dizaineris nėra menas, nėra savitikslis dalykas, kada tu pats sprendi savo susigalvotas problemas, bet yra konkreti problema, ateina žmogus, klientas, užsakovas su savo problemom ir mūsų pareiga jas spręsti arba pasiūlyti efektyviausią būdą joms įspręsti. Ir dizaineris yra 50%, sakykime, verslo dalis ir 50% estetikos ir tai yra, šiuo atveju meno kaip ir pusė. Dėkoju studijos svečių už išsakytas mintis. Priminsiu, kad šiandien bendravome su Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino katedros docentu ir kūrybinės dizaino studijos Mata Hari kūrybos vadovu Robertu Jucaičiu. Dėkoju klausytojams už dėmesį. Daugiau informacijos rasite festivalio puslapyje Innovation Festival LT. Inovacijų festivalio Belaukiant.